Skinti ar neskinti žiedus? Štai kur klausimas. Kiek būtų uogų, bet visgi nusprendžiau, kad žiedus, žinokit, nurinkinėsiu. Taip, kad žiedus teks nurinkinėti, dar žiedai ne visai prasiskleidė. Tai turiu, kokią savaitę laiko. Labai skaudu, aišku, tiek žiedų, bet, aš manau, kad visgi patikėsiu to variantu, kad žiedus nurinkus šaknis įsišaknys geriau ir tuomet šiuos metus dar praskipinsiu. O kitais metais jau tikėkimės bus derlius. Nors aišku, galbūt kitais metais nušals ar ne ir vėl derlius nebus. Bet ką darysi? Tai visgi pasiemu tą variantą, kad nurinksiu. O kaip dabar juos nurinkti? Tiek žiedų nurinkti čia jums ne juokas yra. Pažiūrėkit, kiek žiedų. Ir čia yra nuo vieno krūmo kiek laiko. Minutę laiko tai tikrai reikia kiekvienam krūmui nurinkti. Jeigu 2,5 tūkstančio krūmo, tai 2,5 tūkstančių minučių. Bet čia su tai žiedai šiais metais tikrai kažkas, manau, net nenormaliai. Ir jūs pažiūrėkit tiesiog kokio dydžio krūmelis, viena šakelė ir kas darosi su žiedais. Ir tai praktiškai ant visų šilauogių. Žolę prieš savaitę nupjoviau, vėl reikia pjauti, bet dar tada buvau nenupjoviau šonų, tai šiandien planas yra pirmiausiai su trimeriu praeisiu nusipjausiu šonus ir tuomet vėl reikia pjauti žolę. Jei beje kažkam įdomu, tai paskaičiavau, vienas žolės pjovimas man kainuoja 15 eurų su traktorium, tai va tiek kūro aš išdeginu už 15 eurų. Tai skaitykit, pjaunu kiekvieną savaitę po vieną kartą, tai per savaitę reiškia per mėnesį 60 eurų išeina. Suvariau savo kameros stovą, įsidėjau į kaušą, važiavau ir jisai kažkaip pačiai lindo į tą vietą, kur lankstosi kaušas ir tuomet kaušą paverčiau ir krupt ir nugnybiau visą tą galą. Tai dabar likau be stovo. Tai nulūžo viršus ir dar viena koja nulūžo. Taip, tai dabar reikia sugalvoti, kaip man pasifilmuoti save. Dabar, kadangi kameros stovas yra bet kas, ką randu, tai šiuo metu kameros stovas yra traktorius, tai labai atsargiai kamera dažnai nukrenta. Eik, tu pirmiau ausinės reikėjo dėti. Labai trumpam galim pasidžiaugti gražių vaizdu. Tai va toks vis laiką būtų, užsifiksuot va toks dabar ir kad vis laiką tai būtų tiesiog super, bet ką porą dienų ir vaizdas vėl bus toksai, koks ir buvo. Tai vienur išaug žolė, tai kitur, tai dar tarpai vėl, tai ilgam čionais aišku taip gražiai neatrodys. Nusispjaukim 3 kartus, bet kol kas sausmedis auga tikrai labai gražiai ir pagal dabartinę situaciją, kaip matau, paragausiu sausmedžių pirmą kartą gyvenime ir tai bus mano užaugintas sausmedis. Tai va, labai džiugu, tai pažiūrėsim, vertinsim tą sausmedį, nes vieni žmonės sako, kad baisiai neskanus, kiti sako, kad baisiai skanus, aš kažkaip patikėjau tais, kurie sako, kad baisiai neskanus, už tai niekada jo ir nevalgiau. Tai dabar ką, užsiauginsim patys. Ir pasižiūrėsim, ar tikrai tas sausmedis toks neskanus ar skanus, bet ant krūmelių augelių yra, kaip matot, važiuokit. 1, 2, 3, 4, po kokį 10 uogų ant kiekvieno krūmų yra, 600 krūmų, tai 6000 uogų. Čia geriausia atveju, aišku, skaičiuojam, tai paragavimui užteks. Katinas mums yra belenkaip nubas. Žiūrėkit, kur katinas, o va čia paukštukas tupi ir katinas nemato to paukščio. Kiciau, žiūrėk, pažiūrėk, ten draugelis yra, va, Kiciau. Kiciau. Jo, katinė, tu tikras medžiotojas pas mus esi. Ne, čia žiūri, Kiciau, medžiotojas 3000. Tai kad dabar kampę darai nuėjęs. Tiesiog į kampą nuėjai. O? Katinas, paukštis. Katinas. Paukštis. Ir ar pagaliau pamatė? Mes čia gyvename jau kiek 7 mėnesius.
Bet šito beje taip vis dar niekas ir nusigebėjo nuplėšti lipduko nuo lango. Nu, manau, dar metai. Bet ne, turbūt jisai čia žino, kad bus visam gyvenintas lipdukas. Paukščiukas tai pienę kapoja. O, kai kapoja pienę, eiktus, o. Nu, ką, tai žvilgiu pienę sėda? Normaliai. Kad varo pienę. Ką manote apie paukščiuką kieme, ponia Katiliūzai? Interviu. Kai kurios šilauogės tokios atrodo išsigandę, atrodo, kad jos lyg ir vis tokios būtų pradėję, tie lapai tokie sukasi nelabai gražiai, gal reikia jau sezono laistimą dabar pradėti, bet kai pasižiūriu, pakapstau, va, nu tai nėra čia taip sausa, va, jeigu pačioj, pavyzdžiui, pakasu truputėlį žemės, va, paima šią, suspaudžiu, tai laikusi tą žemę, tai dar, nu, nėra čia tikrai sausa, tos drėgmės dar yra, bet tokie, va, lapeliai, tai šilauogių yra pasigandę, tokie atrodo lyg, toks jausmas, kai pasižiūriu, jos atrodo, kad lyg drėgmės trūktų, bet drėgmės yra tikrai nemažai ir visur yra tokie voratinkliai. Tai aš įsivaizduoju, kad čia gali būti pas mane voratinklinė erkutė, taip kad purškimo reikia atlikti būtinai, nes jinai visus lapus suės. Bet, nu, lapai dėl kažko sukasi, o dėl ko jie suksis. Ir voratinkliai yra, taip kad aš taip primečiau, kad jeigu lapai sukasi ir voratinklis yra, kad čia bus turbūt jinai. Praeitais metais purškiau su dujokauke ir su ilgais rūbais. Šiais metais naudosim tik tais skidelį ir pirštinės. Tai čia puikus pavyzdys, kaip žmogus dirbantis pavojingą darbą, laikui bėgant prie jo tiesiog pripranta. Tai praeitais metais galvojau, ne, jau čia tikrai ne, tai tik su dujokauke purkšiu. Šiais metais jau antrą kartą purkšiu, tai galvoju, nu blemba, nu kam ta dujokaukė? Užteks skidelių, kad į veidą tiesiog nesitaškytų ir aišku pirštinė. Nors gal net nereikia to skidelio. Bet tai kaip greitai pasikeitė situacija. Buvau trečiadienį, viskas buvo gražu, visos šilauogės buvo gražios. Pažiūrėkit, kaip atrodo šiandien. Kai kurios tiesiog šilauogės įsuktus į tinklus, atrodo, kaip būtų įvyniota į plėvelę parduotuvėje. Ir visur, žiūrėkit, voratinkliai, visur, viskas visur, vien tik tais įsukta į tuos voratinklius. Va, viskas apmakaluota. Ir kas svarbiausia, tai sakau, aš jau šiandien atvažiavau pjaut žolę ryte. Ir visos šilauogės atrodo, kad jau tuoj visus tokius numirs pavargiai, visos buvo trečiadienį visus didžiausios, žalios, šiandien atvarau pusę šilauogų tik tais lyg, nu ta prasme, jeigu žiūrint pagal jų turi. Tai visiškai susitraukia tokios visus išsigandę, eina savo. Nu kaip čia matot, viskas gali tiesiog per kelias dienas viskas pasikeisti. Vieno purkštuvų užtenka 2 eilėm, o eilių yra 18, tai reiškia, man reikės 9 purkštuvų, tai sėkmės man. Vieną purkštuvą baigiau, ką, varom taisysimės kitus purkštuvus ir varom toliau. Dabar yra po 9, iki 11 būtų gerai kažkaip pasibaigti per 2 valandas, bet ką žinai, realu per 2 valandas 18 eilių po 150 metrų nuvaryti, kaip jūs galvojate. Eilinį kartą neturiu kur kamerų įsitaisyti, tai vėl ant traktoriaus kažkur padėjau. Na, šita serija bus visa filmuota arba nuo žemės, arba kažkur iš kampo, arba kažkur iš viršaus nesąmoningai, nu, nes be stovo žiauriai sunku yra filmuoti. Nu, pats aišku kaltas, kad sulaužiau stovą. Nu ką, varom vandens. Paskutinis sumaišymas. Nejudėkit, reikia padaryti tubneilą. Nuo 3 šilauogų nuskyniau žiedus, reikia padaryti nusiminus veidą. Tai tiek šiam kartui, kolegos, ką darbai kartuos, neberodžiau, nu, truputėlį parodžiau, bet labai minimaliai, tai kad toliau mulčiavom, vėl pjoviau žolę, tai jau visi tą dalyką esat matę, tada pradėjau skinti žiedus, tai čia vat naujas dalykas, tai apie jį parodžiau. Ir tada nusipurškėm laukus. Tai kitą savaitę pradedu
liejimo sezoną. Susitiksim po savaitės, kai jungsim laistymo sistemą. Yra pora tokių dalykėlių, kuriuos reikia pataisyti, pastaisysim. Tiek reikalų.